Sveiki, mano vardas Gedmis ir vėl po ilgesnės pertraukos sveikinamės kanale. Šį kartą mano rankose išskirtinio dizaino ir beveik tiesioginio to žodžio prasme ledinis Vostok Europe modelis Expedition Glacier. Prieš pradėdamas noriu paminėti, jog šį laikrodį gana sunku kokybiškai nufilmuoti, dėl stipriai atspindinčių paviršių. Gyvai jis atrodo šiek tiek kitaip nei per kamerą, tačiau tikrai nemažiau įspūdingai. Pirmas dalykas, kuris nustebino paėmus dar neišpakuotą laikrodžio dėžutę, tai kad ji yra labai sunki. Dėžutė pagaminta iš storo akrilo ir sukurta taip, kad primintų ledo luitą. Viduje turime balta oda dengtą apdailą, odinę pagalvėlę bei vartotojo vadovą. Pati dėžutė ir pirmasis žvilgsnis į laikrodį palieka išties teigiamą įspūdį. Vostok Europe bene vienintelis lietuviškas laikrodžių gamintojas, plačiau žinomas visame pasaulyje. Ir tai gamintojas nebijantis eksperimentuoti. Neišimtis ir šis Expedition Glacier riboto tiražo modelis, pagaminta tik 500 vienetų, kuris iš karto išsiskiria savo kitoniškumu. Veidrodinis ciferblatas ir bendras dizainas išties perteikia ledo pojūtį, o kadangi žvilga ir blizga ne tik korpusas ar apyrankė, bet ir pats ciferblatas, visas laikrodis atrodo tarsi pagamintas iš stiklo ar ledo. Reikia pripažinti, tokių modelių rinkoje tikrai nėra daug. Kalbant apie ciferblatą, pagrindinis akcentas čia neabejotinai yra pats veidrodinis paviršius. Priklausomai nuo apšvietimo, šviesos kampo bei aplink esančių objektų, ciferblatas nuolat keičia savo vaizdą ir atspalvius. Įdomu tai, kad nors jis yra veidrodinis, tačiau optiškai išbalansuotas taip, kad praktiškai nematai atspindinčio daikto, matosi tik tam tikri fragmentai. Ir tai yra protingas sprendimas, nes grynai veidrodinis ciferblatas trukdytų laikrodžio skaitomumui. Patys ciferblato elementai gana klasikiniai. Turime vidutinio dydžio valandų žymes bei aštresnių formų rodyklę su baltu užpilu. Aplink ciferblatą eina 3D vidinis žiedas su baltomis minučių padalomis bei skaičiais, bei žaliais valandų taškeliais, kurie suteikia šiek tiek gyvumo gana šaltam bendram vaizdui. Ant stiklo dar matome snaigių motyvus. Smulki detalė, tačiau būtent ji labai gerai perteikia Glacier temą. Ties 6 valandą yra datos langelis, virš jo automatic bei 200 metrų vandens atsparumo užrašai, o po 12 valanda reljefinis Vostok Europe logotipas. Laiko skaitomumas yra gana geras. Vostok Europe modeliai paprastai būna labai masyvūs. Nors šio laikrodžio mažų nepavyks pavadinti, visgi 43 mm diametras jau protingas dydis artimesnis klasikiniams Ardres stiliaus laikrodžiams. Tiesa, jis gana storas, apie 15,5 mm, o ilgis tarp auselių galų siekia 52,5 mm. Kalbant apie medžiagas bei korpusą, turime švariai poliruotą 316L nerūdijančio plieno korpusą, priekyje naudojamas šiek tiek išgaubtas safyrinis stikliukas su antrefleksinė danga. Žiedas laikantis stiklą virš korpuso bazės iškilęs apie 3,5 mm, o jo šonuose turime pasaulio šalių žymėjimus. Karūnėlė gana didelė, su Vostok Europe logotipu. Galinis dangtelis permatomas, todėl galima matyti viduje esantį mechanizmą. Deklaruojamas 200 metrų vandens atsparumas. Nors tai ir nėra nardymo laikrodis, didesnis atsparumas dar niekam nepakenkė. Keista, bet tuo pačiu metu laikrodis atrodo ir tvirtas, ir trapus, ir gana masyvus, ir savotiškai elegantiškas. Laikrodžio širdis gerai žinomas Seiko NH35 automatinis mechanizmas. Tai bazinis, tačiau per ilgą laiką patikimumu užsirekomendavęs mechanizmas, kuris pasižymi gana geru tikslumu. Mechanizmo rotorius dekoruotas Vostok Europe logotipu. Rodyklių bei valandų žymių švytėjimas yra gana vidutiniškas. Ryškiai matomas maždaug apie pusvalandį, vėliau silpnėja, o po maždaug valandos tampa praktiškai neskaitomas. Apyrankė solidi, suformuota iš truputį lenktos formos pilnavidurių narelių. Nareliai tarpusavyje tvirtai sujungti, šoninis laisvumas minimalus. Nareliai švariai poliruoti ir gerai dera su korpusu. Naudojama paslėpta butterfly tipo sagtis.
Apyrankės plotis 22 mm, tad nesunkiai galima pritaikyti ir kitas apyrankės. Visgi turiu pastabą. Pirmieji nareliai prie korpuso, vadinamieji endlinkai, nors ir sutampa beveik idealiai su auselių forma iš priekio, tačiau iš galo auselių galiukai lieka stipriai išlindę ir remiasi į riešą. Todėl apyrankės integracijos su korpuso sprendimas atrodo kiek neišbaigtas. Ant riešo laikrodis atrodo įspūdingai. Labiau tinkamas nešioti su oficialia apranga. Ir vis tik labiau tiktų kiek stambesniam riešui nei mano. Maniškis yra apie 17,5 cm apimties. Dabar trumpai apie pliusus ir minusus. Iš pliusų neabejotinai pirmoje vietoje yra dizainas ir išskirtinė išvaizda. Tai tikrai labai originaliai atrodantis laikrodis, kuris stipriai išsiskiria iš kitų modelių. Premium lygio medžiagos ir charakteristikos. Safyrinis stiklas, solidus 316 L plieno korpusas, kokybiškas bendras surinkimas bei 200 m vandens atsparumas. Riboto leidimo modelis didina kolekcinę vertę, išleista tik 500 vienetų. Šis modelis išsiskiria kompaktiškesnių dydžių Vostok Europe modelių kontekste ir labiau tinka kasdieniam nešiojimui. Iš minusų paminėčiau tai, kad pilnai poliruotas korpusas bei apyrankė labai greitai apsineša pirštų antspaudais ir kitais nešvarumais. Laiko skaitomumas iš esmės yra gana geras, tačiau stiprus ciferblato blizgumas tam kartais šiek tiek trukdo. Taip pat apyrankės integracija su korpusu iš galinės pusės atrodo ne iki galo išbaigta. Apibendrinant, reikia pripažinti, kad šis laikrodis tikrai nebus kiekvienam. Tačiau gamintojai reikia atiduoti pagarbą už tai, kad jie nebijo eksperimentuoti ir kurti originalius nestandartinius modelius. 600 € kaina nėra maža, tačiau už išskirtinumą dažnai tenka sumokėti kiek daugiau. Šį laikrodį bei daugybę kitų gamintojų modelių galite įsigyti elektroninėje laikrodžiai LT parduotuvėje, o su kodu GEDMIS gausite 20% nuolaidą visiems neakcijiniams laikrodžiams. Parašykite komentaruose, ką manote apie šį modelį ir ar toks ledinis veidrodinis dizainas jums atrodo patrauklus ir įdomus. Taip pat, jei turite klausimų, drąsiai rašykite komentaruose. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.